Sveiki, čia Agnė Skamarakaitė. Šis iki kiek neįprastai knygų apžvalgą pradedu ne nuo popieriumi kvepiančios, o nuo skambančios knygos. Leidykla Vaga išleido vaikų ir paauglių psichologės Lenkės Marijos Smolickos garso knygą Terapinės pasakos. Prieš kiek laiko leidykla išleido ir spausdintą knygą. Dabar jau pamėgtų arba dar negirdėtų pasakų galėsite ir pasiklausyti. Ši knyga skirta tiek vaikams, tiek jais besirūpinantiems suaugėliams. Terapinės pasakos gali padėti vaikui įveikti įvairiausius baubus ar susidoroti su įtampa keliančiomis, nepažįstamomis situacijomis. Kai baisu eiti į darželį, kai kiti tyčiojasi, kai atsiduri ligoninėje, kai bijai tamsos. Dažnai suaugusiesiems nepavyksta paaiškinti vaikui, kad jo nerimas nepagrįstas. Juolab vaikai neretai nemoka įsakyti savo baimių ar tiesiog net nenori to daryti. Šios pasakos gali padėti vaikams suvokti, kad jie nėra vieniši, kad tokios baimės kamuoja ir kitus. Taip pat paaiškinti, kaip nugalėti kamuojantį baubą. Suaugusiesiems, tėvams ir psichologams terapinės pasakos gali būti naudingos, mat padeda identifikuoti vaiką kamuojančius skaudulius. Lietuviškai pasakas įgarsino aktorė Jurgita Gailiūtė. Dienraštis Klaipėda spausdino interviu su autore Lenkijos psichologe Marija Molicka. Į klausimą, dėl kokių bėdų Lenkijos tėvai dažniausiai kreipiasi pagalbos į psichologą, jie atsakė, cituoju: "Manau, dėl panašių kaip ir Lietuvoje. Šiuolaikinėje skubančioje visuomenėje tėvams dažnai pritrūksta laiko normaliai, kokybiškai bendrauti su vaikais. Dėl to atitolstama, atsiranda bendravimo, auklėjimo spragų. Esant tokiai situacijai, pasakos gali pagelbėti. Skaitydami jie su vaikais, tėvai ne tik geriau pažįsta mažojo šeimos nario pasaulį, bet ir daugiau laiko praleidžia kartu. Suprasdami vaiko baimės, galime padėti jų išvengti ir atsikratyti." Citatos pabaiga. Na, o dabar pats laikas pasakos ištraukai Mergaitė iš paveikslėlio apie patyčių mokykloje baimę. "Ar tu iš tikrųjų čia esi, ar aš sapnuoju?" paklausė Anė. Ne, esu tikriausia mergaitė iš paveikslėlio. Galiu kalbėti, dainuoti, šokti. Bet apie ką mes ketiname pasikalbėti? Atrodo apie naująją mokyklą? Anė prisiminė, kas buvo nutikę mokykloje ir graudžiai pravirko. Ašaros upelis tekėjo jai per skruostus. Mergaitė iš paveikslėlio taip pat pasidarė liūdna. "Kai gyvenome sename name, į svečius dažnai ateidavo Karolina," pasakė ji. "Mėgdavau žiūrėti, kaip jūs kartu žaidžiate. Kartais ateidavo ir kiti vaikai, ir tada būdavo labai smagu. Dabar esame vienos ir man neramu, kad esi tokia prislėgta." "Taip," atsakė Anė. "Jaučiausi labai vieniša, bet dabar jau nebe, nes esu su tavim." Ji nusišluostė ašaras ir plačiai nusišypsojo. "Na, papasakok, kas ten atsitiko mokykloje," paprašė mergaitė iš paveikslėlio. Ji buvo labai patenkinta, kad Anios nuotaika pasitaisė, o Anė nuosekliai su smulkmenomis išpasakojo šios dienos įvykius. Baigdama pridūrė: "Aš daugiau to neištversiu. Neisiu rytoj į mokyklą." "Manau, kad galime rasti išeitį. Tu privalai eiti į mokyklą ir pasikalbėti su draugėmis. Pamėgink su jomis susibičiuliauti. Į priekabės geriausiai nekreipti dėmesio. Bepigu tau sakyti, o padaryti visai kas kita." "Žinau tos gerus patarimus," pasakė Anė. "Na gerai, rytoj eisiu kartu su tavimi į mokyklą," nusprendė mergaitė iš paveikslėlio. "Kartu spręsime problemas." "Nuostabu," šūktelėjo Anė. "Su tavimi man tikrai bus drąsiau."